Dzili okeano dzilės. Laipni lūkti Žiulio Verno romano 20 000 mylių po vandeniu pasaulyje. Plačiame ir giliame vandenyne, kur saulės spinduliai nepasiekia paslaptingas pasaulis. Jame slypi nesuskaitami stebuklai ir pavojai. Vandenyno platybės ir jo gelmių paslaptys nuo seno žavėjo žmonį. Tai riba tarp žinomo ir nežinomo, kuri visada traukė drąsuolius ir smalsius. Iš šio neištirto gelmių pasaulio Žiulis Vernas sėmėsi įkvėpimo savo nuostabiam mokslinės fantastikos romanui 20 000 mylių po vandeniu. Vernas savo laiku įsivaizdavo neįtikėtiną ateitį ir nukėlė skaitytojus į nepamirštamą kelionę po nežinomą povandeninį pasaulį. Laikmetyje, kai vandenynas dar buvo pilnas paslapčių, jis savo vaizduotę atvėrė duris į nežinomybę. Šis 1970 metais išleistas kūrinys supažindina mus su revoliuciniu povandeniniu laivu Nautilus ir jo kapitonu Nemo, kviesdamas leistis į nepakartojamą nuotykį. Nautilus, kuris savo laikmečiui buvo technologiškai neįtikėtinai išvystytas, simbolizavo žmogaus intelekto ir smalsumo viršūnę. Savo lakia vaizduotę Vernas meistriškai supynė mokslinius faktus ir grožinę literatūrą, sukurdamas intriguojantį pasakojimą, kuris žavi skaitytojus. Jo ryškus aprašymai ir mokslinis tikslumas sukūrė nepamirštamus povandeninius nuotykius, kurie įkvėpė daugybę kartų. Verno dėmesys detalėms ir aistra mokslui pakelia šį romaną aukščiau paprastos grožinės literatūros, sukurdamas įspūdį, kad skaitytojas pats pasineria į šį neįtikėtiną pasaulį. Pasinerkite gilyn į vandenyną ir atraskite stebuklus bei pavojus, kurie slypi po vandens paviršiumi. Kiekvienas nėrimas tai naujas nuotykis gražiame ir kartais pavojingame pasaulyje. 20 000 mylių po vandeniu tai ne tik nuotykių romanas. Tai pasakojimas apie žmogaus smalsumą ir troškimą atrasti nežinomybę. Jis skatina mus žvelgti giliau nei paviršius ir atskleisti paslaptis, kurios slypi gelmėse. Verno romanas mums primena, kad mūsų plačiame pasaulyje dar daug neištirtų vietų. Vandenynas pilnas beribių galimybių yra tikras nežinomybės simbolis, kuris niekada nenustos mūsų žavėti. Leiskimės į nuotykį vandenyno gelmėse ir atskleiskime paslaptis, kurios slypi po bangomis. Sekime didžiųjų atradėjų pėdomis kaip tyrinėtojai ir žinių ieškotojai. Tai kelionė į nežinomybę, kuri patvirtina žmogaus neišsenkantį smalsumą ir žinių troškimą. Gelmių paslaptis. Jūrų pabaisa ir drąsi ekspedicija. Platus ir neištirtas vandenynas visada buvo pilnas paslapčių. Bet jokia paslaptis nebuvo tokia bauginanti kaip ši. 1666 metai. Atradimų ir progreso epocha, bet ir laikas, kai žmonės kaimynė baimė ir nežinia. Kalbos apie jūrų pabaisą, kuri buvo didesnė ir greitesnė už bet kokį laivą, greitai pasklido nuo vieno uostamiesčio prie kito. Jūreiviai su siaubu pasakojo apie susitikimus su šia baisia būtybe. Laivai dingdavo be žinios ir buvo kalbama, kad dėl to kaltas paslaptingas monstras. Vandenynas, kuris kažkada buvo laisvės ir nuotykių simbolis, dabar kėlė baimę. Pasaulyje apėmė panika. Žmonės ieškojo išsigelbėjimo nuo nežinomo pavojaus, kuris slypėjo vandenyno gelmėse. Tiems, kurių gyvenimas buvo susijęs su jūra, ši baimė buvo ypač reali. Panikai ir gandams toliau sklindant, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė nusprendė imtis veiksmų. Buvo nutarta surengti ekspediciją, kurios tikslas surasti ir sunaikinti pabaisą. Tai buvo ne tik saugumo klausimas, bet ir bandymas atgauti kontrolę virš vandenyno. Į ekspediciją leidosi ir profesorius Pieras Aronnaxas, garsus mokslininkas ir okeanografas. Jo neišsenkantis smalsumas ir patirtis buvo neįkainojama ekspedicijos dalis. Aš negalėjau praleisti tokios progos. Įsivaizduokite, ištirti tokią būtybę. Tai buvo vienintelė tokia proga, kuri galėjo tapti viso mano gyvenimo darbu. Galbūt mes atrasime ką nors tokio, kas apvers aukštyn kojomis viską, ką žinome apie vandenyną. Prie profesoriaus Aronnaxo prisijungė jo ištikimas tarnas Konsilis ir patyręs harpūnininkas Nedas Lendas. Kiekvienas iš jų įnešė savo indėlį į šį nepaprastą nuotykį. Aš sekčiau paskui profesorių Aronnaxą, nors ir į pasaulio kraštą. Jos smalsumas ir aistra buvo užkrečiama. Jei ta pabaisa iš tiesų egzistuoja, aš ją surasiu ir sumedžiosiu. Tai nebuvo paprasta misija, tai buvo medžioklė. Ir aš buvau tam pasiruošęs. Tačiau jie dar nežinojo, kad pabaisos medžioklė virs kažkuo daug didesniu, nei jie kada nors būtų galėję įsivaizduoti.
Vandenynas slėpė daug daugiau paslapčių, nei jie galėjo suvokti. Ekspedicija leidosi į kelionę Abraham Lincoln, vienu moderniausių to meto karo laivų. Tai buvo tikras technologijos teiginys, galintis atlaikyti net stipriausias audras. Jų užduotis buvo kirsti platųjį vandenyną, surasti paslaptingąją būtybę ir pašalinti pavojų laivybai. Visi laive žinojo, kad rizikuoja savo gyvybėmis. Kelionėje jie susidūrė su daugybė išbandymų ir gamtos stichijomis ir neįprastais jūrų gyviais. Kiekviena diena buvo naujas nuotykis, kuris tikrino jų drąsą ir praplėtė akiratį. Sunkiomis sąlygomis tarp įgulos narių užsimezgė tvirtą draugystę. Dalydamiesi ir džiaugsmais ir rūpesčiais, jie iš paprastų bendrakeleivių tapo tikrais draugais, kuriuos vienijo bendras tikslas ir nepamirštami nuotykiai. Naktimis, kai vandenynas atrodė begalinis, jie suvokė savo kelionės didybę. Po žvaigždėtų dangumi jie mąstė apie savo misiją, žinodami, kad tikrieji išbandymai dar tik laukia. Kad ir kokius išbandymus vandenynas jiems būtų paruošęs, jie tęsė kelionę vedami vilties ir ryžto. Jų didžiausias nuotykis tik prasidėjo. Ir netrukus jie sužinos tiesą apie jūrų pabaisos legendą. Susitikimas su Nautilus, technologijų stebuklas ir paslaptingasis kapitonas. Tai pasakojimas apie paslaptis, inovacijas ir neįtikėtiną kelionę vandenyno gelmėse. Po kelių mėnesių paieškų Abraham Lincoln pagaliau susidūrė su legendinė jūrų pabaisa. Tačiau tai, ką jie pamatė, nebuvo panašu į tai, ką jie buvo įsivaizdavę. Niekas nebūtų galėjęs numatyti to, kas nutiko toliau. Priešais juos buvo ne pabaisa, o neįtikėtinai modernus povandeninis laivas Nautilus, kuriam vadovavo paslaptingasis kapitonas Nemo. Jo dizainas ir technologijos buvo nesuvokiamos ir toli pranoko to meto galimybės. Sveiki atvykę į Nautilus. Aš esu kapitonas Nemo. Jūs esate mano ypatingi svečiai. Būdami mano svečiais, jūs patirsite dalykų, kurie yra už jūsų vaizduotės ribų. Nautilus tai ne tik povandeninis laivas, tai raktas į vandenyno paslaptis. Susidūrimo metu Aronaksas, Konselis ir Nedas Lendas buvo išmesti į jūrą. Laimėjai Nautilus įgula juos išgelbėjo. Pradinė baimė ir nežinia greit virto nuostaba ir smalsumu. Jie buvo supažindinti su kapitonu Nemo, protingu, bet paslaptingu vyru. Jį supo nepaaiškinama aura, kuri kėlė vis naujų klausimų. Kapitonas Nemo, šis povandeninis laivas, tokių technologijų dar niekada nesu matęs. Kaip tai įmanoma? Šis dizainas, ši konstrukcija, tai neįtikėtina. Aš palikau viršutinį pasaulį. Čia vandenyno gelmėse radau ramybę. Esu laisvas nuo žemės kančių ir konfliktų. Čia po bangomis esu iš tiesų laisvas. Vandenynas yra beribis ir pilnas paslapčių, kurias noriu atskleisti. Kapitonas Nemo atskleidė, kad yra visiškai atsiskyręs nuo pasaulio ir pasirinko gyventi vandenyno gelmėse. Tikrieji jo motyvai liko paslaptyje, bet jo ryžtas buvo nepajudinamas. Nautilus ir kalėjimas, ir laivas nukėlė juos į nepamirštamą kelionę po neįtikėtiną pasaulį, kur mokslas ir gamta derėjo harmonijoje. Bet pavojai ir stebuklai buvo neatsiejama kasdienybės dalis. Kapitono Nemo, kurio protas buvo aštrus, o valia nepalaužiama vadovaujami, jie leidosi vis giliau į vandenyno gelmes. Vienas po kito atsivėrė neįtikėtini vaizdai, nuo švytinčių būtybių iki seniai pamirštų civilizacijų griuvėsių. Vandenynas atvėrė savo lobius. Jie patyrė ir vandenyno grožį ir žiaurumą. Kiekviena diena buvo naujas iššūkis ir atradimas, kuris tikrino jų drąsą ir praplėtė akiratį. Visos kelionės metu kapitonas Nemo liko paslaptinga figūra. Jis vadovavo savo įgulai griežtai ir užtikrintai, siekdamas savo tikslų. Jo aistra vandenynui buvo ir žavinga, ir bauginanti, primenanti žmogaus intelekto galią ir nesibaigianti troškimą nežinomybei. Ketvirtoji dalis – vandenyno gelmių stebuklai, povandeninės ekspedicijos ir nuostabus atradimai. Mes leidomės į nepamirštamą kelionę aplink pasaulį Nautilus. Pro povandeninio laivo iliuminatorius stebėjome nuostabų ir įvairių povandeninį pasaulį. Spalvingi koralų rifai knibždėjo gyvybę. Nuskendę laivų nuolaužos priminė apie praeities paslaptis. Aplink mus plaukiojo neįprastos ir dar neregėtos būtybės. Kaip okeanografas, aš naudojausi savo žiniomis, kad papasakočiau kitiems apie jūrų gyvūnų gyvenimą ir įpročius. Mes susidūrėme su milžinišku kalmaru,
tyrinėjome dumblių miškus ir net vaikščiojome jūros dugnu specialiais naro kostiumais. Nautilus buvo tarsi stebuklingas laivas, galintis mus nugabenti į bet kurį vandenyno kampelį. Vienas įspūdingiausių mūsų atradimų buvo Atlantida. Legendinis dingęs miestas, slypintis vandenyno gelmėse. Šis atradimas ne tik sustiprino mano smalsumą, bet ir privertė susimastyti apie žmonijos istorijos trapumą. Penktoji dalis – gyvenimas Nautilus, konfliktai, draugystė ir filosofiniai pokalbiai. Gyvenimas Nautilus buvo unikali patirtis. Tai buvo uždara erdvė, bet tuo pačiu metu mes jautėmės laisvi. Aronaksas žavėjosi technologijomis ir atradimais, bet aš ilgėjausi laisvės. Norėjau grįžti į platųjį vandenyną. Aš stengiausi atlikti savo pareigas kaip ištikimas tarnas ir palaikyti tvarką šioje neįprastoje aplinkoje.